Sveikos, šiandieninį savo vlogą pradedu būtent su Shane Hallu, labai seniai tokie jau buvo. Tai manau, kad tiek jūs, tiek aš jų pasiilgome. Taipogi galėsime peržvelgti, kaipgi aš atrodau po gimdymo, jau praėjo mėnuo ir manau, kad maždaug jau viskas normalizuojasi. Tuo principu, kad tikriausiai panašiai ir atrodysiu, panašiai ir sustosiu, na, nebent valgysiu labai daug saldumynų, ką darau šiuo metu, nes kažkaip seniau pas mane nebuvo, žinot, tokio potraukio didžiulės saldumynams, na, o po gimdymo jis didžiulis atsirado. Bet dabar ne apie taip, prie to galėsime grįžti. Dabar apie Shane Hallą. Pirmą suknelę matote ant manęs. Aš beje šiame hole užsisakinėjau vien tokius praktiškai pavasariškus rūbus, sukneles, gėlėtas, įvairias fainas, labai pasiūlau tokių drabužėlių. Prisipažinsiu, kad per visą nėštumą nelabai ką aš ten pirkau, turėjau kažkiek tų suknelių tokių iš neneštuminio laikotarpio ir dėjausi į neštuminius, nes buvo tokios platesnės ir jos po to man tiko. Na ir, žodžiu, nieko neužsisakinėjau savo, o prieš nėštumą pardaviau visas savo, na, praktiškai visas daugumą suknelių, kurios buvo man tinkamos prieš nėštumą, galvojau, kad ilgai vis tiek nenešiosiu, po to keisis mados ir po to bus naujų. Tai va štai nauja suknelė ant manęs Shane. Čia yra tokios rankovės, jos yra čia su guma, tai labai fainai. Galima štai taip pat užsitraukti, kad netrukdytų. Ir štai taip atrodo, čia irgi yra tokia guma. Aš norėčiau, kad jinai būtų pas mane šiek tiek žemiau, nes pas mane liemuo yra žemesnis, bet dabar galbūt kažkiek to pilvuko dar likę, tai dėl to manau, kad nieko tokio, jeigu bus aukščiau. Irgi labai faina, čia toks skater tipo modeliukas, va galiu parodyti, kaip iš galo atrodo, aš čia pasižiūriu ir į veidrodį. Ir štai taip fainai atrodo. Tikrai labai rekomenduoju jums šią suknelę. Jinai yra tiesiog, na, wow, must have, nes labai tokia fainas audinukas lengvas ir šiaip tokia spalva, juokiausi mamai, sakiau, kad su šiuo printu tai tikrai nesimatys, jeigu ir mažylė atpiltų ant manęs. Tai juokais, bet štai taip ir rankovės galima reguliuoti. Manau, kad galima dar apskritai susitrumpinti vos nejas, jeigu karšta, ar norite kažką veikti vasarą, pavasarį ir panašiai. Tai štai tokia pirmoji suknelė, manau, kad labai faina. Atleiskit už apšvietimą, jeigu nėra tobulas, nes iš tai čia ateina man apšvietimas. Na, dabar filmuoju kitoje vietoje, negu seniau filmuodavau, tai viską mums čia pasitaiko. Sekanti suknelė labai panašaus modeliuko. Čia irgi yra tokia guma, bet pas mane čia eina krūtinė gan didelė, tai ta guma gaunasi gan aukštai. Jeigu krūtinė būtų mažesnė, na, ta guma būtų žemiau šiek tiek. Ir čia irgi tokios rankovytės taip pat ant gumų, labai patogu, galima susitrumpinti. Ir čia štai tokia ta suknytė. Na, pažiūrėkime, kaip atrodo. Na, vat, štai taip paprastai. Labai mielas audinukas, galvočiau, kad čia gal koks printas toks gepardo ar panašiai, bet iš tikrųjų čia yra gėlytės. Tai man visai patinka. Beje, pakeičiau šiek tiek kampą filmavimo ir manau, kad šis apšvietimas yra geresnis, nes yra priešais langą. Tai tos, kurios filmuojate, turėkite visą laiką omenyje, kad šviesa turi ateiti iš lango. Tai va, štai čia yra raišteliai tokie. Tai labai panašus modeliuko turiu ir sekančią suknelę, bene tokio pačio, netgi tik kitas printas. Man jos pavasariui, vasarai yra pats tas, nes tiek rankovės tinka šaltesniam kažkokiam orui, tiek vat, šiek tiek pašilus orams galima jas ir susitrumpinti. Tai labai, manau, fainai atrodo, aš dabar žiūriu prieš veidrodį. Tai man visai patinka tokia žaisminga suknytė su tom gumom. Tai labai lengva, jeigu ką, ir žindant tas gumas, žinot, į viršų pasitraukti ir pažindyti mažylį. Na, per štai šį, kaip sakau, iškirptę šią, tai bene nepavyktų šitas dalykas, bet šiaip man labai mielas modeliukas. Sekantis rūbelis, ant kiek seniau aš būdavau nemėgėję oversize rūbų, tai dabar žiūriu visai man patinka, nes modelis labai teisingai kirptas ir gražiai atrodo. Čia štai taip kabo šitą suknytę, o iš galo pažiūrėkit, kaip gražiai nužemėja mums juosmuo ir labai dailiai gražiai atrodo. Norint, tai tikriausiai galima čia įfokusuoti ir kažkokį tai diržiuką, ar ne? Pasižiūrint, kaip atrodo, tai manau, kad labai fainai. Ir suknytė tokia lengvutė, iš keletos dalių susiuta. Čia irgi turime
guma, kas yra labai patogu, nes tas rankovytės galite pagal save pasidaryti trumpesnės arba ilgesnės. Na, iš tikrųjų, čia yra 3/4 turbūt rankovės, tai šitą irgi labai užskaitau, audinys toksai atrodo vos nežinot koks linas ar panašiai, na, toks kietesnis, bet pralaidus orai. Tai man labai patinka, nepaisant to, kad yra kvadračiukai dažniausiai mane stambina, tai man nepatinka, bet šita suknelė, nežinau, ką man tai bus, bet man štai labai patinka. Tai va. Dar viena gėlėta suknelė ir kitokio pačio modeliuko, kaip ir pastarosios buvusios. Čia yra guma, čia yra gumelės, irgi galima viską transformuoti ir štai taip ji smagiai atrodo šitą suknytę. Man labai patinka jos audinukas, toks tai minkštutis yra apskritai. Čia yra, kaip matote, suršimas, toks galime pasidaryti kokį nori buntuką, didesnį ar mažesnį. Ir dar netgi telpa mano krūtinė. Aš su šiuo printu jaučiuosi visai neblogai, kai dažniausiai man tos gėlytės būna ne prie širdies, ypač tas margumas, spalvotumas, dažniausiai renkuosi vieno atspalvio drabužius, bet šios suknelės man labai patinka. Nežinau, galbūt dėl to, kad esu išsiilgusi pavasario, o galbūt dėl to, kad apskritai esu išsiilgusi šmutkių pirkimo. Kaip tokio. Na ir dabar sijonas, kurį tiesą sakant gavusi, iškart puoliau matuotis, nes labai pergyvenau, kitur yra gumos, tai žinot, mano ta figūra vienaip ar kitaip įsitalpins, bet su sijonu jau yra kitaip, nes čia viršus yra neguminis visai ir pergyvenau, kad tiesiog nebetilpsiu. Ir koks yra kuriozas su juo dabar. Na, visų pirma, pasižiūrėkit, kaip jisai atrodo. Čia yra toks sienukas, čia yra tokia viršutinė dalis. Dabar žiūriu, ar nieko dar neradau, ko nereikia, kuri yra su tokiom atklostėm. Ir jisai eina štai šičia iki čia su ja. Ir čia yra štai toks geležiukas. Man labai patinka visos tos detalės. Apskritai patinka, kad jisai tinkamo ilgio yra, nėra per trumpas, kad yra, tokio įdomesnio modelio, sakyčiau. Ir kas buvo su juo, kad jis man vos tilpo kažkur šioje vietoje, žinot, aukščiau. O dabar aš jį užsidėjau ir žiūriu, kaip jisai man čiuožia žemyn. Tai reiškia, kad mano juosmuo vis dar keičiasi. Ir man šitas sijonas labai patinka tiek audinys, sakau, tiek tai, kad jis toks yra klasikinis ir netgi nuėmus šitą grandinę, manau, kad jis labai taip įdomiai ir fainai atrodys savo kirpimu, savo modelį. Štai čia parodau jums ir su šitą grandinę jis atrodo taip galima galbūt nešioti netgi prie sportbačių kažkokių ir manau, kad puikiai sueis. Šitą palaidinę tai čia tiesiog iš daros užsidėjau, kad, atrodytų jums ir žiūrėtųsi fainiau. Tai va tiek reikalų. Na ir paskutinis daikčiukas ant manęs. Nežinau, tiesą sakant, kodėl aš užsinorėjau baltų marškinių. Tikrai ne ofiso ilgesys, taip sakant, bet labai norėjusi kažkokio tvarkingo rūbo. Ir pasirinkau marškinius tokio įdomesnio modelio. Čia yra, kaip matote, klastuotai viena pusė, o kita pusė laisva. Aš galvoju, kad galbūt šią pusę atsegusi dar įsidėsiu į sijono vidų, įsikišiu ar panašiai. Tai žiūrėsime, iš galo visiškai paprasti, neįliemenuoti yra šitie marškinukai ir va štai taip jie atrodo. Nežinau, rankovės šiek tiek man ilgus, bet aš užraitojau jis ties va šitą vietą ir atrodo visai puikiai tinka. Čia niekas man niekur netempė per krūtinę, tas irgi labai yra pušnu ir faina, nežinau. Tiesiog manau, kad laisvalaikiu su kažkuo tikrai juos nešiosiu ir visai man patinka tas toksai tvarkingumo, švaros pojūtis ir įspūdis, tai man visai patinka. Mačiau, kad šios marškinius sėkmingai derina prie džinsų, nes galas yra štai toks ilgesnis, bet aš dar nenusprendžiau, su kuo aš juos nešiosiu. Tai jeigu turite idėjų, su kuo aš galėčiau nešioti, nes džinsų nenešioju, o galbūt būtų visai ir nieko, jeigu sėdmenys dengia, galbūt užsidėčiau visai, nežinau, bet reikėtų paieškoti labai gerai šioje spintoje mano džinsų, kuriuos turiu bene jau 5 metus vienus ir tos pačius, nes jų tiesiog neatnaujinu, nes jų tiesiog nenešioju, tiesiog. Tai va, tai buvo tiesiog mano Shein haulas, tikiuosi jums patiko. Žinoma, visų nuolaidos kodų, visų nuorodų ieškokite video aprašyme, kaip visada ten yra tiesiog
kaip čia pasakysiu, nuodėmė nepasinaudoti nuolaidos kodu, kai jis yra duodamas, ar ne? Tai va, tai visko ieškokite video aprašyme, o dabar judame prie mano dienos vlogo. Tai va, grįžtant į mano dienos vlogą, tai ką noriu pakomentuoti, kad vat galvą išsiploviau, žinokite, 3:30 vakaro. Tai, na, mano didysis bosas, tiksliau mano mažylė, reguliuoja viską. Ir jeigu ne kažkokia pagalba priežiūros iš šalies, tai aš manau, kad aš nieko nepadaryčiau. Aš tikrai negrįžčiau savo darbus plaukų priauginimo. Čia apie šitą turėčiau pamiršti apskritai tikriausiai. Arba, na, dirbti tik tada, kai mano vyras nebedirba. Ir nežinau, kaip aš susitvarkydavau su Osvaldu, kai jis buvo mažas, kuomet aš pradėjau YouTube daryti, kuomet aš turėdavau šukuosenas ir makiažus su nuotakom, žinoma, ofisinio darbo tuo metu nebedirbau, nes buvau motinystės atostogose, bet, na, su mažiau pagalbos iš šalies aš tikrai nuveikdavau daug. Tai gali būti, kad tiesiog labai norint mes galime viską, ar ne? Bet aš dabar senstu, labiau gailiuosi turbūt savęs ir panašiai ir noriu daugiau poilsio, galbūt, žinot, nėra taip, kaip jaunystėje galite tik į pareičių šokti, dūkti, nors gal ir dabar galėčiau, nežinau, tiesiog seniai treniravausi. Na ir sakau, kad viską reguliuoja mano mažytė bosytė, tiksliau, kurie, jeigu miega, tai aš galiu kažką nuveikti, bet miega jinai labai retai. Iš tokio update'o tai galiu pasakyti, kad, na, nėra jį iš tų ramiųjų vaikų, kurie žinot, kur paguldai ir miega. Mano mama sakė, kažkaip, sako, jeigu vat Osvaldas buvo toks, kad jisai, tiksliau muzikas, jeigu kas nežinot, apie ką kalbu, buvo toksai, žinot, judruolis ir nemiegodavo, tai galbūt šita mažylė bus tokia stebuklinga ir jinai miegos nuolatos kaip kiti kūdikėliai yra, kur paguldai ir jie miega. Ne, mano mažylė nėra tokia, bet aš iš jos ir nesitikėjau, nes, na, man atrodo, kad man skirti tokie vaikai kaip išbandymai, kad ale dar šiek tiek patobulinti, paugdyti mano kantrybę ir mano valią. Tai va, tai labai džiaugiuosi turėdama pagalbą iš šalies, tai kartais galiu kažką pasidaryti dėl savęs, kartais galiu nueiti pasidarbuoti ir panašiai. Žinoma, žindau aš mažylę ir nežadu nustoti to daryti. Labai puikiai susimiksuoju darbus taip, kad pažindau ją. Po to išeinu į darbus, padirbu, grįžtu ir vėl laikas yra žindymo, tai kaip ir spėju susisuku. Buteliuko dar nereikia kaip ir datinėti, bet jeigu taip nutiktų, tai turiu jau su pientraukiu savo pienu nusitraukusi šaldiklyje ir manau, kad galėsime mes, jeigu ką, tuo pasinaudoti. Bet tikiuosi, kad nebereikės. Vis tiek noriu išlaikyti tą kontaktą, tą mamiškumą, tą šilumą, tą bendravimą, nes man tai yra be galo svarbu. Jau manau, kad tai yra mano paskutinis pagimdytas vaikas. Kodėl sakau, kad pagimdytas? Nes mes neuždarome durų vaikų įvaikinimui iš principo tokiai temai, bet apie tai kol kas labai anksti kalbėti. Dabar mes turime užauginti mūsų mažylį. Ir šiuo metu jį miega, tai yra stebuklas kažkoks, nežinau, jį kažkaip atlūžo, nes mes išmaudėm ją ryte ir po to jį mums atlūžo, nežinau, gal čia toks būdas, bet šiaip mes mėgstam dažniausiai maudyti į vakarą vaiką. O dabar prisiminiau, kad pamiršom padaryti kojyčių ir rankyčių atspaudus, dėl ko ir galvojom ją maudyti šiandien. Nes buvo ramesnė, vakar buvo labai nerami ir planavom tai padaryti iš vakaro, bet galvoju, kokie ten antspaudai bus ir taip toliau, kai rėkos mums. Tai nežinau, reikės tą padaryti turbūt kažkokiais būdais šiandien, nes labai nenoriu, kad jį užaugtų, žinot, ir aš atsipeikėčiau su tuom, kad aš nepadariau tų antspaudėlių, žinot. Mes turim tą knygelę, kur pildom ten 1 mėnesį ir panašiai, surašom visus poterius ir ten reikia būtent tų atspaudų. Jo, einu vyrui pasakysiu, kad tai to mes šiandien nepadarėm, bet tai kokia galva, nu ta prasme, mano vaikas kažkur muzikas išgirdo rusišką terminą galava zabivacha, tai yra galva užmirštuolė turbūt ir naudoja tą. Tai aš esu galava zabivacha, kuri viską pamiršta dabar. Aš stengiuosi po 100 kartų savo kartoti dalykus, kad nepamiršti jų, jeigu labai svarbu. Bet aš žiūriu, žinot, taip paplėtkinant, kad mano vyras nemažiau visko pamiršta, kalbant, pavyzdžiui, apie šį dalyką ir apie kitus. Tai aš būnu jam irgi 100 kartų primenu kažką, bet jis toks, žinot, atsipūtęs žmogelis, nenešioja galvoj to, ko jam nereikia. Aš esu tokia labiau, man labai svarbu viską prisiminti, labai svarbu. O jam kartais
ir nelabai svarbu. Bet aš žaviuosi tokiais žmonėmis, žinot, kad jie sugeba atsipalaiduoti, atsipūsti, pozityviai žiūrėti į gyvenimą ir į pasaulį ir viskas jiems labai faina. Nepaisim to, kad pamiršo tą, aną, trečią ir 10. Ok. Baigiu pletinti apie savo vyrą. Sekantis kadras, žinia, mano mama užsiema įvairiais rankdarbiais, tai žiūrėkit, kokių meilybių jų man prigamino. Čia yra toks velykinis kiaušinis, kuris yra pakabinamas ir su surprizu viduje. Tokių kiaušinių turiu keletą, dabar galvoju, kaip aš juos ir kur įkomponuosiu. Čia yra su tokiu vat zukėliu ir dar trečias yra su tokiu mielu cipciuku. O čia beje matote mano kosmetinių sandėlį, tai jau skaičiuoju užsakymą savo kosmetinių ir beje mano prekybai jau pasirodė vėl By Muza kosmetinės. Tai, žodžiu, nušokant į šitą temą, kol kas pas mane sandėlys, nes labai perkate, tai labai dėkoju jums už tai. O, nuotrauką iškrito, reikia pataisyti. Tai galvoju, kaip čia šitos kiaušinėlius įkomponuoti kur. Ir galvoju, kad jis galbūt keliaus į tokį tai indą, bet dar galvojam su mama, kaip viską ten sudėlioti, būtų gražu įdėti į samanas, bet kur čia dabar samanų rasi, žodžiu, žiūrėsim. Einai pataisyti nuotraukytės mūsų su muzinu, kažkaip iškrito, aš čia kažką dėjau. Labai myliu mamytę, man Osvaldas prirašo tokių vat meilybių, aš visą laiką mėgstu tokius dalykus pakaupti, taip miela, turbūt mamos širdžiai, apšvietimas nelabai gerai matosi, čia turbūt kalėdiniai kažkokie sveikinimai, jau neprisimenu kokią progą, toj pažiūrėsime, jo, čia švenčių laukimo tikriausiai proga buvo, reikia sutvarkyti mūsų, čia mes pažinties pradžioje, kokia sena nuotrauka. Na, žodžiu, kol kas tą indą pasidėjau čia, jau ten stoviu, užsidėgiau šviesą, tai matote, dar stovi mano tulpės tokias gražias, šias tulpės gavau dovanų iš savo mokinės, kuri pabaigė plaukų priauginimo kursą pas mane, gyvą kursą, kuris truko apie pusmetį, tai tikrai labai susidraugavom, tai tokių nuostabių tulpių gavau. Tai, žodžiu, dėl šito dar pagalvosiu, beje, dėl šito pribrendo mintis užklijuoti stiklą matinę plėvelę, kad apskritai nieko nesimatytų, kas čia yra, nes jau nusibodo man tos visos dekoracijos, kaitaliojimai ir panašiai. Na ką, pas mus kovo mėnuo už lango, o pažiūrėkit, kiek sniego prisniego. Mes su vyru važiuojame dabar į parduotuvę, tai yra mūsų sekmadieninis pasimatymas toksai, nes jokiuosi, kad niekur dviese taip per daug neišeinam. Tai vat sekmadienio vakare, kodėl būtent vakare važiuojam, nes tikimės, kad bus mažiau žmonių, o į kurį Lidlą mes važiuojam? Gal į tą patį, kur praeitą kartą buvom? Važiuojam į tą, nes aš kažkaip pamėgau labiau Lidlą po praeito karto prie Ukmergės Maksimos, negu kad per Kunkėmį, kur seniau važiuodavom, dėl to, kad mažiau žmonių. Mes tiesiog pravažiavom praeitą kartą prie Kunkėmio, pamatėm, kad daug žmonių, apsisukom ir nuvažiavome prie Ukmergės Maksimos. Taipogi mums reikės ten užsukti, nupirkti į vaistinę mažyliai dalykų. Taip. Vitamino D reikia, ten dar jūros vandens į nosytę papurkšti, nes būna krioksi mažylė. O va, beje, rašinėja, sekėjas klausinėja, koks vardukas mergaitės, tai mes kol kas nusprendėme nesidalinti tokią informaciją, nes nemanom, kad tai reikalinga yra ir, ta prasme, kas iš to, kad mes pasidalinsim tuo vardu, ar ne? Lai jį būna muzytė jums ir tiek, ir kol kas mes nesam apsisprendę, ar mes įrodysim, ar iš viso neberodysim, nes tas vardas, kaip ir žinant pavardę, jis po to gyvenime, nieko gero iš to, kai žino sekėjai vardą, po to eisi darželį, po to eisi mokyklą, ten pradės čia šita, žinot, jau su Osvaldu yra kaip yra, turbūt, ar ne, nieko nepakeisim, kad jūs žinot jo vardą, bet su mažylė kažkaip, matot, turbūt, kai aš pradėjau filmuoti visus video ir muzikos buvo mažas, tai aš nežinau, į ką tai išsirutuliuos. Mes neįsivaizdavom turbūt to momentu, kad socialinės medijos taps tokia mūsų didelė gyvenimo dalimi, tokia paralelinė visata, kur visi gyvena ale realų gyvenimą, nors jis iš tikrųjų nėra realus. Tai va, tai kažkaip su mažylėmis visiškai
tokios nuomonės esam. Tai va, tai kol kas bus taip, tai labai daug kas rašinėja ir po daug kartų rašo, kada atskleisit vardą, kada bus tas video, sakau, kad tokio video nebus. Tai nėra kažkokia paslaptis, bet mes nenorim tiesiog ten viešai, va toks vardas, tokia pavardė ir taip jau krapštot pastoviai mūsų gyvenimus, ten nebūtų istorijų prisigalvoja, tai tiesiog nebenorim niekur oficialiai pranešti tų dalykų ir tiek. Tai va dabar atvažiavom prie vaistinės, tai mes dabar suksim vaistinę. Eisim vidų ar... Ne, privažiuojam, o kam eiti vidų. Man tai patiko, praeitą kartą vyras mane padraivino praeitą kartą į vaistinę. Tai labai fainai privažiuoju, per langelį apsiperki. Štai taip vyksta dalykai. Ja, dabar mes pasakysim, ko mums reikia. Va, buvo priejus materytė, mes jai ten susakėm viską, dabar jinai eis pakrapštys kažką mums atneš gero. Ir mes sumokėsime. Ar ne? A, ne. Gerai būtų, kad nereiktų mokėti. Atvažiavai, prašy. Sakysi, atsidarai langą, sveiki, aš esu Muzinas ir man prašau duoti dalykus. Tai va, ką mums davė per langą? Davė va tokius vitaminiukus D ir va tokius va vienkartinis, aš nežinau, man buvo mėginukas iš kūdikio kraitelio iš ligoninės, tai man visai patiko va tokie vienkartiniai. Nežinau, nepurškiamas tas didelis, nes neaišku, kaip jis ten purškia. Tai žodžiu, žiūrėsim. O tai čia fiziologinis irpalas parašyta, čia tas pats, kas jūros vanduo? Manau, kad taip. A, jo, čia parašyta, kad ir nosį, ir į akis galima. Kaip įdomi. Žodžiu, su šituo neturėjau reikalų dar. O, pažiūrėkit, kokia žiema žemūžė. Žodžiu, mes čia tūsinam prie Ukmergės Maksimos, važinėjam, perkam viską. Nieko neperkam iš tikrųjų. Jo. Lidle, kaip mes apsipirkinėjam Lidle, tai mes pasidarom sąrašą iš anksto, ką mes pirksim. Ir tada perkam, kad nebūtų taip, kad vaikštam ir nežinom, ko mums reikia. Vis tik ribotą laiką turim apsipirkimui. Tai dėl to pasiruošėm iš anksto. Visi tik valosi mašinas. Jau čia jau bus tokių žmonių, kurie ir padangas į vasarinės pasikeitė. Gerai, kad čia ne mes dar. Gerai, kad čia ne mes. Tai va. O dar čia mašinai, pavyzdžiui, turim va tokį dezinfekcinį skystį. Vyras užsigeidė mašinai turėti tokį nemažą. Tai čia iš MV toksai labai patogų spaudė. Va ir turi. Ko tu dar užsigeisi? Taip, palauk, dabar aš einu išsiųsiu sintas. Mylimiausiams sekėjams. Jo. Nusipirko kosmetinį visą maišą. Jo, beje, turėkit omeny, kad kosmetinės tai juda krūta, tai paskubėkit, kol jų dar yra, nes žinot, kas gali nutikti, gali jas išpirkti, o aš jų periodiškai būna nebeturiu. Pilnas maišas. Pilnas maišas. Gerai. Pilnas maišas kosmetinė iškeliauja, gerai, kad vyras prisimena apie mane ir apie mano visus tos reikaliukus. Tai ką norėjau pasakyti, kad jo kosmetinių ne visuomet turiu, nes jų reikia užsikinėti man labai didelį kiekį ir būna man, kai pasibaigia, aš net noriu pagalvoti, kad visas tas kiekis atkeliaus vėl pas mane į namus ir tai užima labai daug vietos. Žinot, kosmetinės nėra tokios mažytės. Čia beje turiu mašinai kosmetinę, tai galiu jums parodyti. Va, kokia didžia yra ta kosmetinė mano, kas dar žinot, kas nežinot. Ir aš mašinai irgi turiu tokią. Kam? Tam, kad viską turėti po ranką. Tai aš jums papasakosiu, kogi čia aš turiu. Pavyzdžiui, šukytės, jeigu reikia pasišukuoti, va, paimu, prasišukuoju mašinoje ir jau savo gražiai čikytą, ar ne? O neėmiau šiandien nieko per telefoną su savimi apsipirkimui į parduotuvę. Po to žiūriu, kad riebalas ant veido, va, pudra sausa. Po to žiūriu, gal dar riebalas ant veido, tai va, servetėlių turiu iš Esenso, baisiai mandrų, kramtoškę turiu, dildę turiu, po to turiu vazeliną, po to turiu maskuoklį, po to turiu blizgių, lūpdažių, žodžiu, įvairių tokių dalykų, pilna kosmetinė. Tai ką noriu pasakyti, kad netgi tomis dienomis, kai mes niekur neeinam į darbus ten ir taip toliau, jūsgi vis tiek kažkur išvažiuojat su mašina. Mano mielas gražuolis, tai dėl to aš jums rekomenduoju įsigyti kosmetinę ir vat, jinai yra lakinė, jinai nesusibrūžina, ją galima su įvairiom servetėlėm valyti, su langų
langų plovimo skysčiais ir servetėlėm valyti. Jinai tampa kaip nauja, išsipoliruoja, o jeigu atsiranda kokie įbrėžimai, tai su aliejum alyvuogių patrinat ir viskas atgyja kaip nieko nebuvę. Tai va, tai žodžiu super daiktas, tai mašinoje turėti, arba būna netgi mano mama nešiojasi vaistus, sako labai patogu, jinai neperslampama, nieks ten neišbėga, neišsilieja, tikrai patogu. Patogu, kad yra daug užtrauktukai, kurie iš šonų į vidurį eina, tai gali vieną atidaryti pusę ar kitą ir nebūtina ten viso atseginėti. Žinot, kai būna ten reikia tik vieną puselę atsekti. Tai va taip, ir vyras jau pridavė siuntas, kaip tai gali būti taip greitai. Koks tu greitas, kaip tau tai pavyko? Nieko nebuvo, nereikia laukti. Galvau, kas nors atimė tą maišą iš tavęs. 3 minutės aš kalbu, tai tiek tai užtruko vyras. Tai ką, mes dabar žygiosim parduotuvę, ar ne? Taip, mieloji, žygiuosim. Ir muzelą prie Lidluko, prašau savo. Ir muzinas čia keliauja, tik tais jisai nesu manim eina, nes eina pasimti vežimo, o kadangi žmonelė reikia, kad nesušaltų, tai jinai eina į vidų. O tu vežimo nuėjai pasimti? Pažiūrėsim toj. Žodžiu, vyras butelaičių prisėmė iš namų tuščių, tai nuėjo priduoti. Kol stovi žiūri, yra gėlyčių, galvoju, gal reikia mamai nupirkti, jinai norėjo kažkokio vazoniuko. O kas čia tulpės jau žydės? Įvairių yra vazoniukų prie įėjimo ir gėlyčių. Ir kažkas dar yra širdelės formos. Va, avižų fanai. Visą laiką perkam šitos avižinius dribsnius, vyras kažkaip mėgsta. Ir va čia yra košė bulgūras, kurį gavau praeitą kartą, labai patiko, pirkau. Tai va, 99 centus tik kainuoja tas bulgūras. Pirkom šitos basmati ryžius, irgi visai patiko. Vyras klausia, ką valgysim vakarieniai, o aš sakau, kad košės. Aš dabar esu visiška košių fanė. Na, tai biškai priverstinai. Na, tai štai va, su gėlytė va tokia va. Nupirkom mamai. Nežinau, kodėl norėjau mamai nupirkti gėlytę. Jinai kažkaip norėjo vazoninės, tai va, tokia maža. Nors rytoj kovo 8, tipo galima būtų pripiešti, bet aš taigi nesu vyras. Tegu vyrai sveikina mus, ne? Tai ką kalbėjau apie košės? Kalbėjau tai, kad dabar kurį laiką maitinuosi praktiškai košėmis, dėl to, kad mažyliai papučia pilvuką, yra daug stovyklų, kurie sako, kad nuo maisto nepriklauso mamos pienas, ten ir vaiko pilvelis ir taip toliau, kitas stovyklas sako, kad priklauso ir panašiai, bet kažkaip, žinot, ligoniniai neduoda valgyti, pavyzdžiui, obuolių žalių, o tik keptus ir panašiai, tai aš vis tik manau, kad šiek tiek įtakos turi ir nerizikuoju, valgau daugumoje košės. Ir dar paberė mažylę, tai buvom pas daktarą, sakė, kad tai nėra alerginis bėrimas, o tiesiog kūdikėlių bėrimas. Pasirodo, tie bėrimai dabar yra visiems kūdikiam, tik nieks apie tai nekalba. Mano everyday life, tulpės, bet ne tulpės everyday life, ką norėjau parodyti, tai čia kepu sausaniukus, o čia matot galvytę su manim juda krūta. Tai, žodžiu, mergytė atsisako va tam gultukė kėdutėj sėdėti, gulėti. Šiandien beje kovo 8, tai iš ten ir tulpės, bet šitas pas mane senesnis. Šiandien gavom su mažylė didžiulė puokštė. Mažylė gavo ir aš ir atskirai ir, žodžiu, mūsų pasveikino mūsų pirukai. O kągi aš darau, tai kepu šitos fit sausainukus, kurių galima ir man, nes čia yra tik bananas, cinamonas, avižos ir razinos ir viskas. Tai labai norėjau sausainukų, bet galvojau, kad mažylė išsėdės tam gultukėje, išgulės ir viską pagaminsiu, bet ant rankų piktas keksiukas mano. Na ir ką, vakar vargais negalais sukepiau sausainukus, mergytei prasidėjo degliai, tai turėjom mes linksmybių iki 1:30 nakties. Jo, 1:30. Čia turiu ausinę, jeigu visą laiką klausat, ką turiu ausį. Tai, žodžiu, 1:30 nakties aš tik ją užmigdžiau. Ir vėl naujas kadras, tuom tikriausiai ir baigsime šį vlogą. Matote mane tai vienam kampe, tai kitam kampe ir nieko dorai jums neparodau. Toks chaotiškas šitas vlogas, atleiskite, man tikiuosi kiti bus labiau tokie suplanuoti, parodysiu kažką įdomesnio. Ir galiausiai su kūdikiu, kuomet mažylė dar labai mažytė, tai
kartais susiplanuoti dalykų neįeina, bet manau, kad savo, kaip pasakyti, dienos režimą mes nusistatysime su laiku, kai praeis mažyčiai tie skausmeliai. Dabar bene visiems yra tas pats, kas turi mažų vaikųčių, man rašo, kad pilvas, degliukai, bėrimai ir panašiai, tai visas turi vienodą tą tokį gyvenimo būdą su kūdikiais, bet mažai kas kalba apie tuos vargus, visi kalba ir rodo tik gražiąją pusę, ar ne? Tai aš noriu pasakyti, kad pas mus yra ne tik toji gražioji pusė, bet yra toji kasdienybė, bet viskas gerai, mes tvarkomės ir manau, kad puikiai susitvarkom. Turint pagalbos iš šalies, tai mamai visuomet yra lengviau, daug sunkiau yra toms mamoms, kurios augina vaikutį vieną. Tai va, tom tikriausiai baigsiu šį vlogą ir nepykite, jeigu nebuvo nieko tokio labai doro ir įdomaus, bet toks yra mano gyvenimas chaotiškas šiuo metu tikriausiai. Tai iki sekančių vlogų.